Kiekvienas daiktas mūsų namuose skleidžia tam tikras vibracijas, tai reiškia, kad jie užpildo mūsų namus savo energiją, kuri tiesiogiai veikia visus, kurie juose gyvena. Kviečiu peržvelgti savo būtį ir vidų, gal kaip pelytės mėgstate viską kaupti, gal laikas kai ko atsisakyti. Padarykime kartu generalinę tvarką savo namuose. Pradėkime nuo spintų, spintelių, knygų, lentynų. Peržvelkime po lovą. Tokiu būdu padarysime tvarką ne tik savo namuose, bet ir savo viduje. Ir padarykime tai šiandien. Įprotį kaupti daiktus mes perėmėme iš savo tėvų, senelių, kurie po karo jautė materialinių vertybių trūkumą ir buvo priversti kaupti ir taupyti. Tačiau šiuolaikinį žmogų daiktai varžo, trukdo jo laisvę. Pažiūrėkime į gamtą. Rudenį medžiai numeta lapus, kad pavasarį galėtų vėl atsinaujinti. Jei vieną kartą sugebėjote daiktą pritraukti savo realybę, sugebėsite ir vėl, kai jums to prireiks. Kam juos kaupti, laikyti juos nenaudojamus? Tuo būdu tik ribojame savo energiją, o tai reiškia, ribojame savo galimybės. Nežinojate to? Daiktų atsikratyti rekomenduoju šią tvarką. Drabužiai, aksesuarai, batai, paskui knygos, popieriai, įvairios smulkmenos ir galiausia brangius prisiminimus keliantis daiktai. Prieš išmetant juos galima nufotografuoti. Jie vis tiek išliks jūsų atmintyje, tačiau jau nebeužims vietos jūsų aplinkoje. Visi daiktai turėtų būti rūšiuojami į 3 krūveles. Palikti, išmesti ir galbūt pasilikti. Ilgai galvoti nenaudinga. Daiktus, dėl kurių dvejojate, sudėkite į dėžę ar maišą ir palaikykite pusmetį. Jei ten esančių daiktų neprireikia, nedvejodami, su maišu atsisveikinkite. Į atsisveikinimą su nebenaudojamais daiktais žiūrėkite kaip į savęs išlaisvinimą ir darykite tai su meile, džiaugsmu ir šypsena, tokiu būdu jausite ne gailestį, o gilų pasitenkinimą tuo, ką darote. Geriausias laikas generaliniai tvarkai tai yra atostogų pabaiga. Atitrūkus nuo kasdienybės pasikeičia santykius su namuose esančiais daiktais, geriau matosi visi karšti taškai, nestinga uolumo, energijos, gerų emocijų ir svarbiausia negaišti. Po 2-3 dienų visas šis patosas išblės. Taigi, pradedame šiandien, pradedame nuo spintos ir aš linkiu sėkmės. O kaip jums sekėsi, kokios emocijos lydėjo jūs procese, ko atsisakėte ir kiek išlaisvinate vietos naujoms galimybėms, pasidalinkite nuotraukose komentaruose. Jums nebereikalingus daiktus nebūtina išmesti. Galite paaukoti juos labdarai arba padėti jiems surasti naujus namučius. Kažkas apsidžiaugs, o jums tai dvigubas malonumas. Švarūs namai, švari sąmonė ir daug vietos naujai patirčiai. Bei patarimas pabaigai. Idealiai tvarkai namuose palaikyti rekomenduoju unikalų būdą. Tiesiog nepirkti to, ko galima nepirkti.